Galbūt konkurentams, kurie bandys jūs aplenkti, arba atvirkščiai. Iš tikrųjų, bėgant, man atrodo, nereikia lenktyniauti labai smarkiai su kitais. Visi turim savo tikslus, vieni didesnius, kiti kuklesnius. Tai linkiu, kad būtų labai smagu bėgti, to reikia neužmiršti ir linkiu pasiekti savo tikslus. Sėkmės visiems. Kągi, Bere, jau mačiau atlikote apšilimą kartu su visais. Netrukus susitiksime prie starto linijos, skaičiuosime laiką. Jūs duosite startą ir pradėsime bėgti pusmaratonį 10 km distanciją. Mes jums taip pat linkime sėkmės ir žinoma, po finišo sėkmingo dar kartą norėsime jūs pakalbinti. Tai iki pasimatymo ir žinoma sėkmingo starto. Dar susitiksime prie starto. Taip, na, o mes drąsiai jau turime svarbios informacijos apie pačią distanciją. Reikėtų paminėti, kokiomis gatvėmis bėgs mūsų pirmieji bėgikai. Pečiaus universiteto, Dominikonų ir Vokiečių gatvėmis. Toliau per Rotušės aikštę Didžiąją, Subačiaus, Maironio, Aukštaičių, Paupio, Užupio, Maironio, Šventojo Brunono Bonifaco gatvėmis, taip pat per Bernardinų sodus, Barboros Radvilaitės, Šventaragio, taip pat Vrublevskio gatvėmis ir vėl iki katedros aikštės. Bėgama gražiausiamis Vilniaus senamiesčio gatvėmis, tai savotiška ekskursija po Vilnių, tie, kurie šiandien atvyko čia. Taip, ir nebijokite pasidaryti į šonus, jeigu jūsų tikslas yra įveikti tą pusę maratono arba bent jau 10 km ir jūsų tikslas nėra užimti ten 1, 2, 3 vietą, turite savo tikslų įveikti per tam tikrą laiką nuotolį, nebijokite pasidaryti, tikrai turėtumėte nepasiklysti. Dar vienas labai geras ir palankus bėgikam dalykas, tai aš manau, yra oras. Lyginant su praėjusiais metais, kuomet karštis pliekė virš 30 laipsnių, tai šiandien, gerbiamas Drąsiau, aš manau, sąlygos yra kur kas geresnės. Negeresnės, labai geresnės Tobulas. Tobulas variantas lauke. Dabar dar kartą palinkėjimai jums atsistoti į savo vietą starte. Yra žali, mėlyni ir oranžiniai balionai. Jūs savo numeriuose turite tokias spalvas ir pasistengkite atsistoti ten į tą grupę, kur esate. Tie, kurie stosite prie oranžinio baliono, neikite čia iš karto prie finišo, apeikite kairę pusę toliau, kur rodau aš savo kairę ranką, jūs ten iš tos pusės prie savo starto vietos prieisite greičiau. Taigi, aš matau, kad kai kurie bėgikai tik dabar pasirodo katedros aikštėje, tai prašome užimti jau starto pozicijas. Reikėtų atkreipti dėmesį į bėgimo visą distanciją, kad pusmaratonis bėgamas yra 2 ratus ir papildoma atkarpa, kuri bus bėgama po pirmojo. Na, o katedros aikštėje vėliau jūsų laukia tai, kas padės pasistiprinti. Šiandien ir bėgikai, ir palaikantieji šiandien tikrai turės ką veikti katedros aikštėje. Prie visos informacijos mes dar būtinai sugrįšime vėliau. Na, o dabar tikriausiai jau mums pats laikas eiti į starto vietą. Prisiminkime visą pasiruošimo etapą, ne vieną mėnesį, ne vieną rytą, ne vieną vakarą atiduota būtent 2, 1, startas! Kągi, prasidėjo didysis DNB Nike We Run Vilnius bėgimas. Kiek daug bėgikų ir jie visi yra pasiruošę įveikti 2 distancijas arba pusmaratonį. Tai yra daugiau nei 21 km arba 10 km distancija. Dar kartelį visiems linkime didžiausios sėkmės. Taigi, ką tik Vilniuje katedros aikštėje startavo DNB Nike We Run Vilnius 2015 metų bėgimas, didžiausia pavasario sporto šventė. Ir mes galime stebėti tą didelę ilgą virtinę sportininkų, mėgėjų, apskritai bėgimui neabejingų žmonių jūrą, kuri pamažu išpildo Vilniaus miesto gatves. Ir dar kartą primena, kad Vilnius tai yra tikrai sportiškų žmonių miestas, draugiškas, svetingas, kuriame yra laukiami visi
kurie nori gerai praleisti laiką, kurie nori drauge sportuoti, kurie nori drauge pasiekti išsikeltus iššūkius. Štai matome ir Jungtinių Amerikos valstijų komandą, kuri bėga drauge. Taip pat smagu šiandien buvo sutikti ne vieną bėgiką atvykusį iš Skandinavijos valstybių. Taip pat teko pabendrauti ir su Vokietijos atstovais. Žodžiu, apskritai tarptautinis šiandien bėgimas Vilniuje. DNB Nike We Run Vilnius, kuriame mes davėme startą kol kas pirmąją ratui, tai yra pusmaratonis ir 10 km distancijos bėgimas. Na ir galiu pasakyti, kad jau matome 2 minutės 10 sekundžių, o dar startuojančius skaičius nekirto starto finišo linijos. Tie, kurie dabar startuojate vėliau, tik dabar kertate starto finišo liniją ar net vėliau, po to internetinėme puslapyje galėsite rasti ir savo realiai įveiktą laiką, kadangi jau prabėgo 2,5 minutės, o jūs dar nekirtote starto finišo linijos. Bet po to protokole bus fiksuojamas ir jūsų realus laikas, kurį įveikėte bėgdami konkrečiai 10 km ar pusę maratono. Štai, paskutiniai dalyviai kerta starto finišo liniją ir laikrodis rodo jau praktiškai 3 minutės.